Bet tai kai didumo. Čia gali kitam garažų gale pastatęs kempo raidas užrašus matyti. Tai kai didumo. Ką, testuojuosi šitą kempą ir apie jį plačiau matysime toliau. Parsišaudžiau skardas, biskį storesnius, platesnė nuomonė. Apie tai toliau video. Apie Kentauras MCU MiG 200. Tai ką, šiandien pas mus svečiuose Kentauras MiG 200 MCU, o jeigu lišėliais MCU MiG 200, 200 amperų kempas, be pulsis. Dariausi jau šiokius tokius virinimo testus, juos parodysiu eigoje. Tokia pirminė greita nuomonė, tai labai patiko skardom iš visų Kentaurų, kiek virinau. Šitas bene geriausiai man virino skardas. Iš minusų tokių galimų, tai vadikim storą metalą, šiek tiek jautėsi atsilikimas virinant. Virinant 6 mm storio su 0,8 viela. Jeigu būčiau įtariu virinės milimetrinė viela, būtų viskas gerai. Bet lyginant su anais Kentaurais, neatsimenu kurį Kentaurą, kuris 200 amperų virinant grūzdavo vielą ir labai gerai ten liedavo, bet tyškalo praksėjimo buvo daug daugiau nei virinant su šitų. Šitas virina minkščiau ir, kaip tas sako, švelnesnis, tas lygesnis lankas, matyti tiksliau pataikyti voltažai su amperų balansu, geresnė, tikslesnė sinchronizacija, kas net biskį gal labiau ir primena Shermano lanką. Kas liečia skardą, pagrindinis pliusas, kad nuėjus į mažiausius nustatymus, tą Kentaurų, kurį pražaidinėjom, reikėjo reguliuoti voltų korekciją, kad pradėti viryti skardą. Šitam nieko nereikia reguliuoti. Net man, sakykime, aš pripratęs skardą čiut didesniais amperais virint. Man, sakykime, net norėjusi pasistatyti daugiau, bet tikrinau ant mažiausių srovių. Bandžiau į kantą ištisinę siūlę, galima įvardyti, kaip pavyko. Ore pakabinus irgi bandžiau į kantas ištisinę siūlę, irgi galima sakyti pavyko. Ir prasegiojau taškais, dirba tikrai maloniai ir nustebinau. Tai bendras toks reziumė, iš ko testavau, šitas Kentauras, sakyčiau, iš visų mano testuotų labiausiai tinkamas skardoms. Naujesnio tipo tas varikliukas su nepilnaviduriu ratuku, naujesnio tipo didžiaašė tvirtinimo špūlė. Kas yra per meniu, greitai prabėgsim. Dideli skaičiai, tikrai patogu galvą pasukai, žinai, kas vyksta. Sinergija, spulganas, elektrodai, elektrodų rankena yra, liftigas. Sinchronizacijoje vielos nuo angliarūgštinis juodas, miksas, fluksas, bronzinė varinė, aliuminio mangano ir nerūdijantis plienas. Vielų matmenys nuo 0,6 iki 1,2, 1,2 aišku, tai aliuminiui duoda, 0,9 yra amerikietiškas matmuo, čia tie patys 2T spot taškinis suvirinimas. Tai aš virinau 0,8 skardą storą. Totalios reikšmės pasiektos ar ne ir panašiai. Įdomiausia dalis tai yra, iš karto dar net neapsižiūrėjau, norėjau sakyti, bet yra, sakykim, metrais per minutę. Pasitikrint greitis ir keičiasi, gali įvertinti šitą. Antras paspaudimas tiknesas, gali vertinti pagal storį.
keist storių rekomendacijas. Nu, pažiūrėsim, kokia totali reikšmė. Ai, nu tai va, 4,2. Tai tu ir jaučiau ant 6 mm badavimą. Tai va, thicknessas, metrai, storis. Tai jeigu, kaip aš anam pigiausiam variante, kur sakiau, nu, nėra storio rekomendacijos, čia jau storio rekomendacija yra. Ir pažiūrim ant mažiausių amperų, ką rekomenduoja. 0,5. O aš virinau 0,8 ir sakiau, kad praktiškai galiu ant 40-5 amperų. Bet yra kas gerai, nes kaip pigiausiam Kentauro, skardą dar irgi tai reikia pasižaisti reguliuoti, bet nerodė rekomenduojamų storio. Tai visiškai žaliem ir nesuprantančiam, tai šiek tiek yra sunkiau. Čia yra indukcija paspaudus, kas aktualiau aliuminį virinant ir panašiai. Čia yra... Opa. Ai, burnbackas turbūt. Jau pagal simbolį. Nu ką, dabar prisisegiosiu. 80 amperų. Vienintelis galbūt minusas, kad nerodo, kokie metalų storių rekomenduojama. Visą kitą. Dar vienas toks kaip nedidelis minusiukas, irgi dirba pastoviai ventiliatorius, bet kiek žinau, šitas aparatas nėra iš brangiųjų. $80 amperų šitam 2 mm viskai ne per daug. Mažinu iki 70. Nu ką, dabar bandysiu viryti maksimaliu amperažu. Sinergija, geležies miksas, 6 mm prasilenkiančius dujungti. 6 mm prasilenkiančiai. O paskui kantas į kantą. Ir dar kokį skardos ruošinuką net per didžiausiai. Svarbiausia, kad masė būtų gera. Ką? Bandysim. Nu ką, bandom. 200 amperų, gerai. Žiūrėsiu. Nu ką, matau vienas dalykas, virina žiauriai gerai, bet jau 200 amperų 6 mm jau reikalinga milimetrinė. Jaučiu, kad trūksta užpildymo. Ką tokiu atveju darai dažniausiai, tai trauki antrą ant viršaus siūlę.
Nu ką, lieja tikrai gerai, bet jo, jau storam metalui 0,8 viela badauja, jau yra per storimas. 4 mm, manau, būtų pats tas, 6 mm jau turim badavimą. Nu ką, abudu ruošiniai yra 0,8 skarda, automobiliniai, tiksliau remontiniai automobiliniai. Cinką nuvaliau, tai dar kažkiek sumažėjau, pasikeisiu mažesnės pirštinės. Bandysim šiek tiek sukuriu oro tarpelį, nes jeigu kai virina ant stalų kiti, tai tu iš tikro turi temperatūros, kaip čia, nukreipimo tašką tą ir taip sunkiau pradeginti. Ką, 0,8 vielai duoda 30 amperų mažiausia reikšmė. Pažiūrim. Na, 0,630 ir 0,830 amperų. Tik šiek tiek voltažas pasikeičia. Nekoreguojam, žiūrim su mažiausia reikšme, ar pavyks sujungti kantas į kantą sunkiausią skardinį virinimą. Šiaip reikia aušyti. Tai tikrai neturim tam laiko. Net aš galėčiau vilkti su didesniu amperažu, bet aišku, didesnis amperažas ką reikš? Reikš didesnė tikimybė šiluminių sulankstymus ir panašiai. Bet įjungiau ore, kad nebūtų terminio nukreipimo, taškiukai maži. Tai su 0,6 jau 30 amperų net gali būti ir per mažai. Nu ką, ant oro ištisinį, aišku, biskį yra taršalo, nes šiek tiek cinko va yra šitoj pusėje, kaip matom. O čia net pavariau ištisinę ore, kad nebūtų termo nukreipimų, nes jeigu virinsi šitaip, daug stalas perims ir tu dažnai nepradegini ir net prastesnį skardoms skirtą aparatą tu gali labai pristatyti kaip gerai tinkantį. Aš palei savo įgūdžius, jeigu naudočiau taškinį virinimąsi, naudočiau didesnės srovės. Su mažesne, aišku, kėbuliuose vis tiek nerekomenduojama, bet kaip matom, ištisinį nepradeginės nuėjau. Čia taškais, čia gale taškais. Dar kažką galima. Dabar dar sugalvojau vieną su skarda padaryti. Bandysiu ištisinę, pavyks, nepavyks. Žiūrėsim kaip. Prisiseksiu jau į termo laidų tašką ir bandysiu siūti ištisinę. Pažiūrėsiu. Pastatyti 36 amperai. Žiūrėsim, kas gausis. Pradėgysim ar ne?
ką? Nusivalom ir bandysim liekt. Nu ką, pradeginam vos vienoj vietoj, tenai va kampe, biskį per daug lėtai, paskui čiučiut pagreitinau, tuoj už pradegimo, o paskui sulėtinau, pagavau ritmą, bet tikrai įmanoma virinti, čia yra 0,8 skarda, cinkovkinė iš automobilių virinimo atliekų. Tai skardą tikrai labai gerai virina. Man net pasakysiu, turbūt iš visų kentaurų, ką testavau, šitą skardą geriausiai virina. Storą metalą toks biskį galėtų geriau, nes bet įtari, ir jau sakau, kaip pagrindinė problema turbūt tai tik tai tas, kad reikia 1 milimetro gali būti vielai labiau yra skaičiuota storiem metalam, tai su 0,8 aš taip mano suvokimu geriausi virinimai turėtų būti iki 160 amperų. O čia virina neblogai. Čia aš siūlė pasitaisiau į galę, tai čia jau technikos reikalas, kol pagauni.